Bulko saloną turės tilpti Golfo salonas. Niuansas tas, kad Bulka beveik niekada nerodo kūro. Viskas čia barška tam salone. Pabarška, patraška, pagirgžda. Saugu važiuoti paskui šitą automobilį ar nelabai? Kas čia gali būti? Ir visą likusią dalį mums reikia pasigaminti. Priekinis stiklas susiėmė lengviau negu mačiau YouTube kaip daro. Kažką pareguliuoti, užvest va, karburatorių pareguliavai. Čia užvedį, užgesinai. Super. Gal ko čia viskas buvo šlapia, kaltas esu aš. Čia galim daryti, ką norim. Skambina jau. Jau pasigėdo. Nebeturiu tiek daug vilties vasarą su juo išvažiuoti. Atvažiavau statybinių medžiagų truputį garažui ir žiūriu, koks gražuolis čia stovi. Irgi dviduris, irgi CL-as. Ir dar salonas kaip pas mane. O man kaip tik reikia tokių sėdinių. Ką daryti? Šią gražią dieną važiuojam į Alytaus rajoną, nes išlindo sėdynės Golfui. Sėdynės tokios pat kaip mano, vietomis geresnės būklės, vietomis blogesnės. Tai panašu, kad reikės iš 2 salonų daryti vieną. Iki kelionės tikslo yra virš 130 km plus tiek pat atgal. Prie minus 17 laipsnių su Golfu važiuoti nėra gera idėja, todėl važiuoju su Bulka. Bulkos minusas — mažas salonas. Į Bulko saloną turės tilpti Golfo salonas. 2 priekinės sėdynės, galinė sėdynė, galimai visos durų apšifkės ir dar visokių smulkmenų. Tai, turim bet kokią kainą viską susitalpinti. Pažiūrėsim, kaip seksis. Niuansas tas, kad Bulka beveik niekada nerodo kūro. Tai dabar pirma stotelė degalinė, prisipilam pilną baką, žinosim, kad pilnas bakas ir tada važiuosim. Tęsiam kelionę į Dzūkiją, važiuojam pas Luką, jisai turi detalių, prisipirksim, bandysim viską susikišti į saloną. Liko 45 minutės kelionės, už borto 13,5 laipsnių šalčio, vairavimo sąlygos puikios, lyginant su elektriniu Golfu. Kelionė tokiu oru žymiai komfortabilesnė. Galima šildytis kiek tik nori, nereikia sustot pasikraut, sukt galvą, kaip čia sutaupyti kiekvieną kilometrą. Iš minusų yra tai, kad garso izoliacija žymiai prastesnė. Plius pamiršau sulenkti galinę sėdynę. Kai buvau degalinė, galvojau užlenksiu, bet pamiršau. Tai dabar visas garsas iš galinių guolių, iš reduktoriaus ateina į saloną. Ir viskas čia barška tam salone. Pabarška, patraška, pagirgžda. Tai muzika garsiau reikia, radija traukia silpnokai. Žodžiu, turi savo niuansų, bet automobiliui 32, manau, reikia į tai atsižvelgti ir per daug nesiskūsti. Kuro sąnaudos nežinau. Tikiuosi, kad kokių 10. Pakeičiau lambda zondą, buvo sugedęs, nežinau, kiek laiko pravažinėjau su sugedusiu. Ir po lambda zondo pakeitimo pradėjo geriau reaguoti į gazą, prie mažų apsukų, jeigu didesnė apkrova, tai geriau reaguoja, mažiau kratosi, mažiau tamposi, tikrai šis bei tas pagerėjo. Manau, pagerėjo ir kuro sąnaudos, bet kadangi ta kuro strėlytė dažnai meluoja, tai negaliu pasakyti, kiek jis valgo. O čia va, Final Destination, kas žiūrėjo filmą. Saugu važiuoti paskui šitą automobilį ar nelabai? Kas čia gali būti? Apsipirkom. Taip atrodo bagažinė. Viskas sėkmingai tilpo į Bulkos saloną. Nusipirkau sėdynės, nusipirkau durų apdailas, nusipirkau visokių gumų, plasmasių, kurių man trūko.
Ir dabar važiuodamas šitam Bulkos triukšme prisiminiau, kad susisiekė su manim Tautvydas, šito kanalo subscriberis. Žmogus, kuris galbūt turėtų pats daryti kontentą apie golfus, nes patirties turi belekiek. Pasakė, ką aš blogai padariau, ką reikia padaryti, ko trūksta ir panašiai. Ta prasme, labai padėjo ir užvedė ant kelio. Tai jis man pasakė, kad golfe trūksta garso izoliacijos po kilimu. Tai dabar važiuodamas šitoje mašinoje apie tai prisiminiau, reikės ją pasigaminti. Ir tai turbūt vienas pirmųjų darbų ir bus turbūt išvalyti dugną, uždėti trūkstamas izoliacijas visas ir tada galima bus jau dėti kilimą, dėti sėdynės. Ir kas dar, kaip ir šitoj Bulkoj, jinai dar prieš porą žiemų čianai buvo visiškai nešildanti, buvo žiauriai šalta salone, su pečiuku buvo niuansų, standartiškai ten susklendėm. Ir pas golfą, man Tautvydas pasakė, kad irgi analogiška situacija yra, reiškia reikės ir ten užsiimti. Tai kadangi dabar jau salone likus tik panelė, tai išimsim ir ją. Reikės išimti panelę, o ta proga turbūt jau ir langą reikės priekinį išimti. Tai va taip, mes gilin klimpstam į tos darbus ir galo nematyti. I'm Batman. Tai yra golfo sėdynė, tai kas iš jos liko, neveikia jos nulenkimo mechanizmas. Šitą pusę neatsidaro. Ji visa yra suplyšus tokia, praradus formą, turi keletą pradegintų skylių. Mano užduotis, kuo pigiau ir kuo gudriau sutaisyti šitas sėdynės. Iš dalių mes turime va tokį valikutį. Jisai kabinsis čia. Ir visą likusią dalį mums reikia pasigaminti. Tam aš turiu visokių troso galų. Šitas tikriausiai yra iš seno langų pakelimo mechanizmo. Tai jeigu jums sugedo senas langų pakelimo mechanizmas, nebūtinai jį visą išmest, galima kažką iš jo gero išsiimti. Pavyko kažkur pasistumėti. Čia yra rankinėlė. Kaip tą pavyko pasiekti. Taigi, kaip ir planavau, naudojau tą troselį nuo langų pakelimo mechanizmo. Jis turi va tokį bambuliuką, kurį šiek tiek reikėjo pašlifuoti, tam, kad jis tilptų į va šitą skylę. Originaliai turėtų būti toks kablys, bet mes padarėm su tokiu šaratuku. Jis įkišo čia, tada troselis keliauja čia. Troselį, kaip pavyko išsiaiškinti, reikia naudoti kiek įmanoma minkštesnį. Dėl to, kad bandžiau naudoti kitą, toks labiau kietas, tai su juo sunkiau dirbti ir jisai turi niuansų tokių, kad paskui sunku susinchronizuoti mechanizmus. O čia jis jau prisijungia prie to turimo mano seno likučio, kuris turi tą kabliuką. Tvirtinau susukamų suspaudiklių, dėl to, kad tie suspaudžiami, jie stipriai laiko tikrai, bet jeigu reikėtų pareguliuoti, būtų didelė problema. Tai kadangi šiek tiek reikėjo korekcijų, pasirinkau šitą variantą ir pavyko sureguliuoti. Šitoj pusėje vėlgi jisai pralenda per kilpas ir čia užsikabina. O dabar mausiu visą šitą nugarinę dalį ant sėdimosios dalies ir patikrinsiu, kaip veikia. Iš Kinijos siuntinuką gavau, irgi įdomių dalykėlių yra. Kažkada ateis laikas ir jiems.
Priekinis stiklas susėmė lengviau negu mačiau YouTube kaip daro. Liko tik tai gumą nuimti. Ir dabar galime vertinti kėbulo būklę. Dabar lengva čia filmuoti. Super. Manau, priekinis langas bus paskutinis dalykas, ką čia įdėsim. Viską patogu pasiimti, ką pamiršai. Kažką pareguliuoti. Užvest, va. Karburatorių pareguliavai. Čia užvedį, užgesinai. Super. Silpna vieta čianai, kur yra paėmimas oro į salono pečiuką. Tai aš prisiminiau, kad aš 2 kartus ploviau variklį ir ten buvo viską užliejęs tiesiog vandeniu. Tai viskas ten skendo ir 100% viskas bėgo per pečių į šitą pusę. Tai dėl ko čia viskas buvo šlapia, kaltas esu aš. Ir galbūt dar yra kažkokių kitų niuansų. Tai žiūrim čia. Čia minimaliai. Ar ne? Minimaliai. Nieko tokio kritiško nematau. Žiūrim toliau. Šitas matėsi iš išorės. Tai čia irgi kiauro dar prarūdymo nėra. Reikės truputį padirbėti. Iški su dažais atsilupo. Gražu. Nu tai čia va blogiausia. Skambina jau. Jau pasigėdo. Grįžtame į projektą. Šiaip šitam garaže nėra ryšio, bet kai kurie asmenys sugeba prisiskambinti netgi ir čianai. Tai kur mes baigiam? Čia yra labai daug rūdžių. Čia surūdijo. Čia yra va tokia va nemaloni vietelė. Ir iš tikrųjų reikės pasimokyti, kaip čianai gražiai privyrinti, nes čia ne šiaip dėl grožio, o čia gan tiksliai tokia vieta turi būti, kadangi čia stiklo guma mausis. Tokio pat storio metalą reikės naudoti ir negalima bus čia stipriai kažkaip nukreivinti ir viskas turės būti labai gražiai padaryta. Ir geras dalykas tas, kad teks išimti šitą panelę visą. Ne dėl to, kad čia darysiu, o dėl to, kad darysiu tenai po ją. Apie tai truputį vėliau. Čia vėlgi mano gerasis subscriberis patarė. Tai dėja teks čia viską išardyti. Labai nemėgstu tokio darbo. Niekada gyvenime nesu panelės nuėmęs, bet kadangi viskas išardyta, salone praktiškai nieko nėra, tai nebus sunku. Tai va, išėmus šitą. Čia galima bus virinti, dirbti ir nieko nesugadinsim, nereikės čia kažkaip ypatingai visko apsaugot. Tiesiog imsim ir darysim ir žiūrėsim, kas gausis. Na, o kas liečia saloną, tai kaip ir sakiau, čia aš viską buvau paskandinęs, buvo drėgna, šlapia ir taip toliau. Ir norit tikėkit, norit ne, bet čia yra tokia garso izoliacija su tokiu veltiniu, nežinau kokia čia medžiaga. Va tokia, jinai buvo labai stipriai primirkus. Tai su oro sausintuvu išdžiovint šitą užtruko kažkur tai 3 savaitės. Viskas buvo sausa aplinkui jau, bet šitie buvo labai šlapi. Aišku, vasarą galima juos išimti, padėti ant saulės ir viskas bus greitai, natūraliai, bet dėja netoks dabar oras. Šiaip ne taip aš juos išdžiovinau. Tai bačkoj dabar apie 60 litrų vandens yra susirpta iš salono, iš garažo, iš visur. Vėlgi iš to paties patikimo šaltinio gavau patarimą čia viską padengti epoksidinė derva. Sakė, kad ne taip čia ir blogai viskas atrodo. Tas mane nudžiugino, nes aš ne specialistas, bet matau, kad kiaurai niekas neprarūdė. Viską čia išsiurbsim, išvalysim kažkokiu būdu, kad nebūtų kažkokių riebalų ir panašiai, kad turėtume gerą sukibimą. Ir tada išterliosim viską epoksidinę dervą. Ir ten, atsimenat, buvo kažkokia porolono pridėta. Tai buvo padaryta ir dėl to, kad trūko paminkštinimo. Po mano kilimu turi būti kažkoks va toks paminkštinimas, nežinau, paieškosiu internete nuotraukų, kokio storio ir kuris jau užeina ir panašiai. Naudoto neieškosiu, bandysiu tiesiog pritaikyti kažkokią panašią medžiagą.
ir uždengti jį ten, kur reikia. Jisai, aišku, ir sugers tą šiek tiek garsą. Šalčio taip neįleis. Jeigu aš neįdėsiu to paminkštinimo, tai kilimas jisai neatsistos į savo vietą ir bus labai nevykęs rezultatas. Tai salone dar šitas darbas laukia. Ir, bet aš jau jį darysiu. Aišku, kai bus panelė išimta, bus čia patogiau judėti, patogiau viską valyti. Šitie bus jau išimti. Bus truputį daugiau aiškumo, daugiau erdvės. Kas liečia patį garažą, pasikeitimų nėra, nes aš atostogavau ir apie atostogas truputį papasakosiu vėliau, kur aš buvau dingęs. Niekur aš nebuvau dingęs, aš tiesiog buvau išvykęs. Nupirkau gyvą porą tokių lentų. Buvau statybinių prekių parduotuvėje namam kai ko. Reikėjo laukti, kol išpjaus plokštę. Tai radau va tokias. Namie turėjau juodų dažų medienai. Nudažiau. Kampukai. Ir manau, kad čia pasidarysim va tokią lentyną. Viršuje aukštai. Ir laikysim ten visokius daiktus. Šita siena pas mus yra visiškai sausa. Čia galim daryti, ką norim. Ant šitos sienos galima bus ir lentą pasikabinti, kad kažką užsirašyti, pabraižyti, pasižymėti, nepamiršti ir panašiai. Tai gal ją atsivešiu iš namų. Ir, po truputį reikia grįžti į gyvenimą, grįžti prie šito golfo. Jau nebeturiu tiek daug vilties vasarą su juo išvažiuoti, bet dar visiškai jos nepraradau. Mes padirbėsim čia, daug kur dar padirbėsim. Tada variklis. Variklį turiu planą duoti kam nors, kas nusimano, o tokį žmogų aš pažįstu. Jam tikrai reikalingas remontas, tikriausiai kapitalinis, o gal jis jį išardys ir pasakys, kad nusipirk kitą. Pažiūrėsim, žodžiu, duosiu tam žmogui variklį ir jisai išspręs tą problemą. Jau neatsimenu, kas ten yra padaryta, bet žinau, kad dabar judėsime į priekį ir išiminėsim panelę. Ir sekantis darbas būtent ir bus šitos panelės išėmimas.